Labą dieną. Čia Šega blogas ir sakau good morning from United Kingdom arba labas rytas iš Didžiosios Britanijos. Praeitą kartą susitikom mano video, kuriame pasakoju apie Ozzy Osbourne, lankėmės Black Sabbath tiltą. Šiandien aš jums nusprendžiau parodyti vietą, kurioje gyvenu. Aš Anglijoje jau praleidau 9 metus. Gyvenau tiek prie Bristolio, gyvenau tiek netoli Darbio, Nottinghamo. Dabar esu apsistojęs West Midlands regione, Sandwell ir Tipton miestelyje. Tai parodysiu šiek tiek kadrų, kuo žymus mano miestelis. Nueisim į vietinį pubą, prie bokalo pasėdėsim. Tai tiek. Likite su Šego blogu. It's interesting. Hello. He's not getting married, he's just No, I'm just exploring the church. Na va, jau ir nusprendžiau nufilmuoti bažnyčią ir pavyko užsukti vidų. Tai ši bažnyčia, sena bažnyčia, statyta dar 13-14 amžiui, perstatyta 16 ir 19 amžiui, o pačiame bokšte rašome 1683. 1694 metais bažnyčią nusiaubė audra. Dabartinė bažnyčios forma atsirado 1854. Wow. It's to the top. And what's on the top? Bell tower. Oh. I can come up. Be careful. I'm trying my best. Okay. Yeah. It's very tight. Yeah. Yeah, I'm just getting down now. Thank you. That's the original part of the tower that the others are. Yeah. Hello. Yeah, I'm alright. Yeah, I think that's all for me today. Thank you so much. Good to see you. Nice to meet you. My name is Modesta. Modesta. Like a modest. Modesta. Yeah. Modesta. Good Yeah. to meet you. Nice to meet you. I'm Yeah. local. I'm living just by the Moat Road. Oh, right, okay, so Yeah. you're not far away then. No, I just saw this church and decided to go. Come and have a look. Yeah. Oh, you never know, you might come for a service, hadn't you? I will. Yeah. Yeah, next Good to week. see you. Thank you so much. Okay, mate. Bye. Take care. Tai va, nufilmavom bažnyčią, įsileido mane, sako, eik filmuok, užlipk į viršų, viršui ten yra bokštas, bet bokštą nemačiau, tai taip. Sveiki. Koks jūsų vardas?
Sveiki, koks tavo vardas? Ten kitoj pusėj yra parkas. Nori maisto. Neturiu gaila. Atsiprašau, Pere, neturiu nieko šį kartą. Čia man dėl copyrighto reikia mutant muziką. Taip padainuosim dabar Bob Marley. One love, one heart, let's get together and feel alright, yeah. One love, one heart, let's get together and feel alright. Let's get together and feel alright. Tai va, pasivaikščiojau aplink kanalą, aplankiau Tiptono parką, apžiūrėjau bažnyčią, šiek tiek parodžiau savo miestelę ir dabar kaip čia atsiradau. Tai atsiradau taip, kad prieš tai gyvenau Burton-on-Trent, bet po to nusprendžiau paieškoti geresnių galimybių ir persikėliau į didesnį Wolverhampton miestą. Bet Wolverhampton buvo labai nekas su darbais ir tuo metu, kai dirbau vienoje autokompanijoje, šitas miestelis buvo netoli, labai buvo patogus transporto susisiekimas. Po to išėjau iš tos autokompanijos ir vis dar čia pasilikau ir dabar dirbu vietiniai mažoj kompanijoje, gaminam filtrus mašinoms
Taip, nuomojos kambarį, moku 115 svarų už kambarį, kas yra pakankamai normalu. Nuomojos kambarį taupimo sumetimais, nes jeigu taip nuomotis pilną kambarį, tai tada būtų 800. Noriu išsinuomoti šitą miestelį butą, tai tau kainuos 600 nuoma, plus council taxas 120 svarų ir plus mokesčiai. Tai iš viso kokie 900 išeina, o gauni tik 420 per savaitę. Ir tai man dar neskaito pensijos, tai gaunu labai daug. Tai kambarį nuomojosiu taupimo metimais, nes tai pigiau ir daugiau pinigų išeina pasilikti ant investavimo. Toliau, jeigu apie pragyvenimo lygį, tai Anglijoje kainos labai kilo, nuo 50 iki 100% maisto kainos kilo. Už alaus šitą bokaliuką sumokėjau 5 svarus. Kas palyginus labai brangu, nes prieš tai pirkdavau tokį patį alų už 3 svarus. Transporto kainos irgi kilo. Labai didelė krizė labai Anglijoje dabar. Dalinuoti, aš pakeliui namo, apturėjau šaunią popietę, ėjau į bažnyčios vidų, kurioj dar nebuvau, pasivaikščiojau, bet va, Anglijoje visą laiką lyja ir dabar artinasi lietus, keliauju namo. Bet kalbant apie kitą video, tai kitame video grįšiu prie Ozzy Osbourne temos, vyksiu į Birminghamą, į Aston rajoną, ten kur užaugo Ozzy, ir šiek tiek parodysiu apie Birminghamo gyvenimą, apie Ozzy vaikystę papasakosiu. Tai susitiksim kitam video. Iki, Šego blogas.